Jūs kaip Kauno Slaugos ligoninės gydytoja palaikote eutanazijos įteisinimą Lietuvoje ar ne? Nepalaikau jokių būdų, nes tam mes ir egzistuojame kaip alternatyva eutanazijai. Paliatyvi medicina siekia to, kad nebūtų reikalo vykdyti eutanazijos niekada, bet to eutanazija prieštarauja mūsų katalikiškiam principam. Ką manote apie tai, kad mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigai yra skiriami visų ligonių gydymui? Ar nebūtų paprasčiau ir protingiau pataupyti ir skirti juos tiems, kuriems galbūt galima būtų padėti, negu beviltiškai gydyti žmogų, kurio gyvenimo dienos jau yra suskaičiuotos? Kiekvienas žmogus turi teisę išeiti iš šio pasaulio oriai. Ir bet kuriuo gyvenimo momentu jam turi būti suteikta atitinkama pagalba. Tai yra netiesa, kad negalima padėti daugiau, jeigu žmogus serga galinę vėžio stadiją ar kita kokia sunkia liga. Žmogui visados galima padėti. Jeigu galų gale nieko negalima padaryti, tai bent ranką ant peties padėti. Ir tai galima. O be to dar kol kas Lietuvoje nekaip reikiant sureguliuota ir simptomų kontrolė. Esant nepagydomiem ligoniam. Vis dėlto dar ir šiais laikais, nors labai daug kalbama apie skausmą ir kovą su juo, ir nepaprastai daug padarė Lietuvos skausmo draugija, populiarindama kovos su skausmu metodus Lietuvoje, bet vis dėlto dar pasitaiko, kad ir medikai nepakankamai kartais suteikia pagalbą esant skausmui. Jeigu pats žmogus, dar net nesirgdamas mirtina liga, pasako, kad jeigu padėti jam jau nebebus galima, tai jis nenori, kad jo šeimos pinigai būtų leidžiami veltui, o giminaičiai kankintųsi prie jo lovos. Ar tuo metu jūs palaikytumėte eutanaziją? Suprantat, jeigu žmogus reikalauja eutanazijos, vadinasi kažkas su juo buvo ar nebuvo šalia žmogaus, kuris galėtų jį suprasti. Kiekviena mirtis yra individuali ir visiškai kitokia. Ir labai svarbu pažinti žmogų. Nes kiekviena mirtis yra absoliutiškai kitokia. Ir prieiti prie tokio paciento mes turime skirtingai. Mes turime labai gerai jį pažinti. Ir tik tai tada mes galėsim suteikti pagalbą kaip reikiant. Ar esate susidūrusi su nelegalios eutanazijos vykdymo atveju? Ar manote, kad tai dažnas reiškinys Lietuvoje? Ne, ačiū Dievui, neteko su tuo dar susidurti. Yra atvejų, labai nedaug, bet yra tekę girdėti, kad ligonis yra kalbėjęs, kad norėtų galbūt. Bet kai susiduria, kai normaliai pakalbi su juo, tai paaiškini viską ir pasakai, kas jo laukia, bet jis turi žinoti viską, ir kas jo laukia, ir kokia jo diagnozė, ir kas gali pasidaryti mirties momentu. Bet ne visi ligoniai kartais nori tai žinoti. Jeigu jie nenori to žinoti, tai mes apie tai ir nekalbam. Bet jeigu ligonis nori žinoti apie tai, tai būtina paaiškinti viską detaliai, ką tik tai ligonis nori žinoti. Ir kas jo laukia artėjant mirčiai. Ir kas galbūt ir apie pomirtinį gyvenimą nori daugiau pašnekėti. Pas mus labai pagerėjo situacija, kai atsirado asistentas dvasiniai slaugai mūsų ligoniniai. Labai palengvino darbą. Nors mes nuo pat įsikūrimo, nuo 1993 metų, stengiamės dirbti paliatyvios medicinos principais ir mūsų ligoninė buvo tam ir įkurta, kad teikti paliatyvią slaugą. Vienas iš principų ligoninės. Net buvo įrašyta į pagalbos teikimą, kad paliatyvi medicina bus teikiama. Ką manote apie nuomonę, jog įteisinus eutanaziją Lietuvoje gali padaugėti jos atveju, ar galbūt net tyčinių jos panaudojimo būdų, pavyzdžiui, siekiant pasipelnyti iš sergančiojo? Aišku, tai yra labai didelė rizika, todėl mes stengiamės, kiek tai įmanoma, kalbėti apie tai, kad reikalinga ne eutanazija, o paliatyvios slaugos plėtimas, paliatyvios pagalbos plėtimas ir aiškinimas ne tik tai tarp medikų, bet taip pat ir plačiai visuomeniai. Ir gana daug darom, bet vis tiek dar per mažai.
Ir paskutinis klausimas. Kaip manote, ar Lietuvos slaugos ligoninėse įmanoma būtų sukurti tokias sąlygas, kad mirtinai sergantiems pacientams nereikėtų kentėti skausmų, jie visada būtų aprūpinami vaistais ir kiekvienam pacientui būtų skiriamas pakankamai didelis dėmesys, kad apie eutanaziją net ir nereikėtų kalbėti? Mes ir stengiamės tokie būti. Ar palaikote eutanazijos įteisinimą Lietuvoje? Palaikau. Sakykite, o kokie jūsų argumentai būtų? Kodėl palaikote? Žmogus sergant tai labai stipriai. Aš manau, kad palijo norą. Jeigu žmogus jau neiškenčia tos skausmų, kodėlgi ne? Lietuvos bioetikos komiteto narys, kunigas ir buvęs chirurgas Andrius Narbekovas teigia, kad eutanazijos esmė yra ta, kad gydytojas ligoniui atima gyvybę, o tai prieštarauja gydytojo pašaukimui. Ką jūs apie tai manote? Na, aišku, tai prieštarauja gydytojų pašaukimo, bet aš manau, kad vis dėlto gal ir reikėtų vis dėlto leisti. Ką manote apie nuomonę, jog įteisinus eutanaziją Lietuvoje gali padaugėti jos atveju, ar galbūt netyčinių jos panaudojimo būdų, pavyzdžiui, siekiant pasipelnyti iš sergančiojo? Nu, tokiu atveju gali, aišku, pasitaikyti. Nu, čia reikėtų, aš nežinau, kokią apsaugą turėti papildomą, aš net nesivaizduoju, bet jau galvoju, kad vis dėlto, tie vaistai irgi išduodami, aš manau, palei parašus. Tai svetimas nelabai turėtų prieiti prie jų. Pasisakantieji prieš eutanaziją dažnai pabrėžia Dievo valią, kuris nepripažįsta žmogaus teisės mirti ir skatina tikėti gyvenimu kaip dieviškąją dovaną. Ką jūs apie tai manote? Dieviškąją dovaną aš manau tik tai sveikam žmogui, bet jeigu stipriai sergančiam, jeigu jau žmogus jau pats jau neiškenčia tų skausmų ir iš tikrųjų jau prašo to, kodėlgi neleisti jam, neaplengvinti, kaip sakant, tos visus skausmus ir aš taip manau. Kaip manote, ar Lietuvos slaugos ligoninėse įmanoma būtų sukurti tokias sąlygas, kad mirtinai sergantiems pacientams nereikėtų kentėti skausmų, jie visada būtų aprūpinti reikiamais vaistais ir būtų skiriamas pakankamas dėmesys? Galbūt tada apie eutanaziją net nereikėtų kalbėti? Čia aišku savaime aišku, bet tik tai, kad ne kiekvienas žmogus gal turi galimybės sau leisti, kaip sakant, ir tų vitaminų papildomų, ir tų vaistų. Bet vis dėlto man rodos, o kaip sunkiai sergančiam žmonėm, tai jau turbūt, jeigu jau paskutinta galimybė, kaip sakant, yra tik tai tokia, tai... O tai kaip manote, ar galima būtų tiesiog Lietuvoje sukurti tokias sąlygas, tiesiog tobulas, kad visi pacientai gautų tos vaistus nemokamai? Tai šiaip tai taip. Jūs kaip Kauno slaugos ligoninės direktorė, kokią pusę palaikote? Ar esate už eutanaziją ar prieš? Jeigu sakyčiau, kad už, tai tada nei mano darbas, nei mano gyvenimas neturėtų prasmės. Ar esate susidūrusi su nelegalios eutanazijos vykdymo atveju? Ar manote, kad tai dažnas reiškinys Lietuvoje? Nemanau, kad dažnas, nes tikiu žmogumi ir skaitau, kad tai yra nusikaltimas. O kaip manote, kokia bausmė turėtų būti taikoma žmogui, kuris įvykdė eutanaziją? Sprendžia teismas. Ar palaikote eutanazijos įteisinimą Lietuvoje ar ne? Taip, palaikome. Palaikome. Iš tiesų palaikome. Aš irgi palaikau. O kokie jūsų argumentai būtų? Kodėl palaikote? Aš manau, kad žmonės neturėtų kentėti ir jų artimieji turėtų suprasti, kad jie kenčia ir tiesiog nutraukti jų kančias, jeigu jau nebėra vilties išsaugoti žmogaus. Aš manau, kad jeigu iš tikrųjų nebėra jau vilties išgelbėti ligonį, tai nėra gyvybės atjungimas, nėra gyvybės atjungimas tiesiog. Jis praktiškai negyvas yra. Jis jau yra prašė negyvas. Tikslas suteikti visiems jo giminėm kančią ir tikėti, o gal iš čia išgyvens, jeigu vis tiek mirsi, tai visi žino. Kaip galėtumėte pakomentuoti nuomonę, kad giminaičiai mažiau salvartaus netekę mylimo žmogaus tuomet, kai iki pat paskutinės minutės jį slaugys, o ne tada, kai taikys jam eutanaziją? Aš manau, kad jiems nėra malonu jį slaugyti visą laiką ir kad jiems tai nelabai daug džiaugsmo suteikia. Kaip manote, ar Lietuvos slaugos ligoninėse įmanoma būtų sukurti tokias sąlygas, kad mirtinai sergantiems pacientams nereikėtų kentėti skausmų ir jiems būtų taikoma tinkama priežiūra, galbūt tada net nereikėtų kalbėti apie eutanaziją? Aš manau, kad šiai dienai nelabai įmanoma, nes ir taip trūksta lėšų visur medicinoje, visur jiems trūksta lėšų.
Ir kad sukurti tokias priemonės reikėtų labai daug investuoti, ko šiai dienai nelabai įmanoma, kas yra. Ar palaikote eutanazijos teisinimą Lietuvoje? Šiaip palaikau, jeigu iš tikrųjų teisinta viskas reglamentuota ir nepalikta vietos savivaliavimui jokiam kažkokiu valdininku ar mediku ar panašiai, tai šiaip esu už žmogaus teisės pasirinkti. Dažnai teigiama, kad eutanazijos esmė yra ta, kad gydytojas ligoniui atėmė gyvybę, o tai prieštarauja gydytojo pašaukimui. Ką apie taip galėtume pasakyti? Aš galvoju, gydytojo pareiga tai yra bet kokiu atveju padėti pacientui. Tai jeigu kažkokia yra tikrai, nežinau, skausminga kažkokia liga, diagnozė labai sunki ir žmogui tiesiog nelieka laiko, nelieka jau jėgų tiesiog kovoti. Tai manau, kad eutanazija yra tiesiog jo pasirinkimas toksai, reikia gerbti žmogaus nuomonę. Ką manote apie nuomonę, jog įteisinus eutanaziją Lietuvoje gali padaugėti jos atveju, ar galbūt net tyčinių jos panaudojimo būdų, pavyzdžiui, siekiant pasipelnyti iš sergančiojo? Aišku, prieštaringos nuomonės dėl šito klausimo. Tiesiog reiktų, aš galvoju, tiesiog kažkokius labai aiškius įstatymus sukurti. Šiaip kiekviename problemos sprendimo pasirinkime kažkokie bus pliusai ir minusai, tai tiesiog reikia atsižvelgti galimus tos minusus ir tiesiog jų stengtis išvengti. Pasisakantieji prieš eutanaziją dažnai pabrėžia Dievo valią, kuris nepripažįsta žmogaus teisės mirti ir skatina tikėti gyvenimu kaip dieviškąją dovaną. Ką apie tai pasakytumėte? Na, nežinau, aš tai galvoju, kad žmogui gal dažnai tas tikėjimas susvyruoja, jeigu jam iš tikrųjų ta kančia tokia ištinka. Tai nežinau, iš tikrųjų, man niekada gyvenime nebuvo jokios ten tokios diagnozės kažkokios sunkios, aš nesu patyrus tiesiog. Tai labai sunku pasakyti, bet manau, iš tikrųjų, čia toksai diskutuotinas dalykas. Paskui žmonės, man atrodo, kančios prispirti labai pradeda bijoti Dievo ir jie nori tiesiog kažkokių aiškių sprendimų dėl jų ateities. Kaip manote, ar Lietuvoje slaugos ligoninės įmanoma būtų sukurti tokias sąlygas, kad mirtinai sergantiems pacientams net nereikėtų kentėti skausmų, jie būtų aprūpinti vaistais ir pakankamų dėmesio? Gal tuomet net nereikėtų kalbėti apie eutanaziją? Galbūt būtų viena iš išeičių ir galbūt žmogus tada, jeigu jam nereiktų kažkokių skausmų kentėti ir tos kančios patirti, tai galbūt tiesiog pats savaime natūraliai išeitų ir nereiktų tokių priemonių imtis.